Sveiki. Šiandien visą rytą jaučiu, kaip nori kažkas prasiveršti iš vidaus, kad su jumis pasidalinti, tačiau niekaip negaliu suformuluoti pačios idėjos, todėl einu va banką, einu į live transliaciją be jokio plano, tačiau su ta energija, kuri nori įsitransliuoti. Tai mano mintis yra tokia, kurią noriu su jumis pasidalinti. Labas, Jūratė. Tai mintis yra tokia, kurią noriu pasidalinti, tai jinai yra susijusi su baime ir su norais. Pavyzdžiui, mums kyla kažkoks tai noras. Ir tas noras, jisai atsineša savo energiją. Ta energija, jinai, labas Reda, ta energija sako, tau reikia eiti ir daryti. Tada įsijungia protas ir jisai sako, oi ne, aš negaliu, arba logika kokia, dar nelaikas, arba aš to negalėsiu niekada padaryti, tai yra neįmanoma ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia prasideda, užsikerta kelias į naują, apie ką mes nuolat kalbam dabar. Mes nuolat kalbam apie naujus dalykus, į kuriuos turime eiti, tačiau visa tai lieka tokiam plepalų lygmenį, kaip aš pastebiu, ne? Tai lieka tokiam lygmenį, kad, čia kažkokia teorija, bet iš tiesų visa tai realiai vyksta kiekvieną akimirką mūsų gyvenime. Ir jeigu jūs dabar pasižiūrėsite į savo dabartinį momentą arba į tą momentą, kuris buvo prieš tai, jūs pastebėsit, kiek daug dalykų jūs tiesiog ignoravot. Jūs ignoravot todėl, kad atrodė tai nereikšminga, todėl, kad nelaikas, todėl, kad aš neturiu pinigų ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau aš noriu pasidalinti dar ir tokiu momentu, kad vakar buvau treniruotėj pas draugę Jolitą ir ten buvo tokia neįprasta treniruotė, ne taip kaip visada, tiesiog daug judesio, daug kontakto tarpusavy, tų moterų, kurios atėjo į treniruotę ir reikėjo šiek tiek daugiau laisvės kūnui duoti, daugiau laisvės pajudėti. Ir kas vyko, tiesiog didžioji dalis moterų buvo sąstingyje. Jos negalėjo išreikšti savęs, pajudėti iš tos vietos, kurioje jinai atsistojo iš pat pradžių. Ir niekaip negalėjo kažką padaryti tokio neįprasto, visiškai tai, ko niekada nėra darius. Ir čia yra ženklas, kad mūsų sąmonė yra sustingus ir jinai negali, nesiplečia. Jinai yra kaip ta kojinė, siaura tokia, kuri iš viso, kurią, tu ją kiši, įsivaizduokit, kad jūs nusipirkot, kiek ten 40-60 dienų kojinę, 60 arba 100, ir jinai yra tokia siaura, jums reikia įsprausti kažką. Tai vat mūsų sąmonė tada tokiam lygmenį, tačiau esmė yra tame, kad mūsų sąmonė plečiasi nuolat, jinai prašo to plėtimosi. Ir jeigu jinai nesiplečia, jinai tiesiog traukiasi. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit į vyresnio amžiaus žmonės ir kuo žmogus senesnis, tuo labiau jo ribos yra siauresnės. Jam yra ribos jo kambarys, jo ribos yra, tarkim, televizorius, kažkokios žinios, į kurias jisai net nebesigilina ir niekada nebeužduoda klausimų. Todėl pats svarbiausias dalykas, ką mes turim išmokti šiandien, jau dabar šią akimirką, ir kuo aš dalinuosi ir kaip pati gyvenu. Aš visiškai nekalbu dalykų, kurių pati nedarau. Aš kiekvieną dieną vaikštau ant ribos, tačiau dauguma žmonių nori gyventi saugiai. Saugus gyvenimas tai reiškia, kad aš moku mokesčius, einu į darbą, ten, sakykime, retkarčiais išvažiuoju į kelionę. Ir tai yra viskas, aš apsisaugau, kad man neatsitiktų netikėtų dalykų. Aš viską darau, kad man nieko netikėto neatsitiktų. Tačiau ką mane išmokė praėjusių metų patirtis, kada aš kelis kartus patyriau, absoliučiai visišką, totalų, nelogišką sugniuždymą iš aplinkos atėjusi, kada vieną kartą manęs į Indiją neįleidžia, kitą kartą neišleidžia, pasą pametu, Ir aš visą laiką galvojau, iš pradžių užduodavau savo klausimus, kodėl man tai atsitinka, kodėl. Ir aplinka man sakė, čia žinok, tu kažką darai ne taip, čia žinok, tau reiškia nereikia važiuoti į Indiją. Ir aš šiemet viską padariau vėl atvirkščiai, negu kad mano aplinka sakė. Taip, man buvo baimė, taip aš išvažiavau į tą Indiją, nors tikrai jaučiu, kaip virpa mano vidus, nes
blin, o jeigu man vėl atsitiks kažkas tokio ir vėl aš prarasiu krūvą pinigų, bet suprantat, esmė tame, kad po kiekvieno tokio atveju aš jausdavau tokį įsiplėtimą ir tai ne kaip ten tas kamikazizmas, nu tarkim toks žodis, ne? Ir tai nėra, sakykime, savęs kankinimas arba dar kažkas, ne. Tai yra su lengvumu ėjimas į tai, kas yra nepažįstama ir į tai, ką man erdvė dovanoja dabar jau šią akimirką. Ir sakykime, jeigu vakar erdvė dovanojo išsiplėtimą per judesį, tai reiškia, kad aš turiu išeiti iš tos vietos, kur man tai patogu, kur aš tiesiog saugiai jaučiuosi ir man reikia daryti jokių veiksmų, kurie man nekomfortiški. Suprantat? Bet be šito išėjimo iš to sustingimo taško, tai yra neįmanoma išeiti į tai, apie ką aš visą laiką jums transliuoju, jau dabar paskutiniu metu, kad apie ką transliuoju, kad mes iš tiesų atsidūrėm jau visiškai kitam pasauliu, kuriame yra visiškai kitos taisyklės. Ir tie žmonės, kuriems sunku bus išeiti iš to taško, kuriame jiems saugu ir patogu, jiems tiesiog bus dar, tiesiog jų erdvė trauksis, jų galimybės trauksis, jie nebeturės galimybių išsireikšti. Ta prasme, ir pinigai, ir visos idėjos, ir viskas, kurios turi realizuotis materijoje, jas miršta tada, kada mes neleidžiame savo išeiti iš to patogumo taško, kuriame aš dabar esu. Ir štai žinot, aš dabar jums pasidalinsiu su jumis savo patogumo tašku. Tai reiškia, kad man labai patogu sėdėti namie. Iš tikrųjų, mano jautiškoji dalis labai mėgsta komfortą. Jinai tingi judėti, bet aš turiu kitą dalį, kuri yra dvyniška dalis, kuri visą laiką neša mane per visokius neaiškius dalykus, į visokias erdves neša. Ir aš jai atsiduodu, aš anksčiau priešinausi jai. Buvo metas, kada mano logika ir protas ir patirtos patirtis, kas irgi yra programos tam tikros, kurios mums neleidžia judėti, sakė, oi ne, tu ten neik, ten nesaugu, ten tau gali atsitikti tai ir tai. Ir tada įsijungia baimė. Žinot, baimė yra dviejų rūšių. Baimė yra kaip resursas ir baimė yra ego diktuojama užsklanda. Ego užsklanda. Čik ir man užsidarė nauja realybė. Čik ir užsidarė nauja realybė, kada aš įjungiu tą baimę, kai man ateina kažkoks iš erdvės pasiūlymas, iš kitų žmonių pasiūlymas, kuriuoms aš sakau, ne, aš nenoriu, negaliu, man neišeis ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes tada užkertam kelią savo plėtimuisi, savo sąmonės plėtimuisi. Mes užkertam kelią savo sielos žinutėms, kurias mums siunčia siela. Nes visi tie dalykai, ta energija, kuri įsiskiria mums, jinai ateina arba ateina kaip noro pavidalu, ne? Ir kurį mes ignoruojam, tai yra mūsų sielos žinutės mum. Siela, kuri iš aukščiau, jūs įsivaizduokite, taip kaip tokį paveiksliuką, jūs esate čia žemėje, o jinai yra visur. Aš dažnai mėgstu rodyti ten kažkur aukštai, tačiau jinai yra visur, absoliučiai visur, jinai yra už mus didesnė. Jos dalis koncentruojasi mūsų širdyje, tai yra žemiškoje sielos dalis koncentruojasi mūsų širdies čakroje, bet tai nėra siela. Ir štai apie tai ir labai daug dalykų, kodėl mes bijom, kodėl mes nesugebam išeiti į tą kažkokį naują lygmenį. Kodėl aš vis dėlto, atsiprašau, Kristina, parašysiu tau laišką, nes aš turėsiu atidėti mūsų susitikimą šitą savaitgalį. Nes aš gavau, man reikia ištransliuoti webinarą, kuris vyks antradienį, 7 dieną. Ir aš jį kviečiu, jis yra apie sielos žinutės, jis apie tai, kaip siela jau atėjus mums į šitą gyvenimą, jinai jau mums viską duoda. Mums duoda tą energiją, mes per tėvus, per tą sielos įsikūnymą, per tėvus į materiją, mes turime absoliučiai viską. Ta prasme, tėvai yra kaip laidininkai, kurie paleidžia į materiją mūsų kūną, kuriame gyvena būtent ta siela, kuri pasirinko šitą gyvenimą. Ir mes turime tikrai tokias galimybės. Ir dabar
Dabar yra netgi dar daugiau. Dabar siela taip pat, mūsų visos dalis, viskas, nuo Žemės iki kosmoso, viskas plečiasi, viskas evoliucionuoja. Žmogus turėtų evoliucionuoti kartu su viskuo, kaip augalai, kaip gamta. Jūs turbūt turit pastebėti, kaip viskas kinta ir evoliucionuoja. Ir mūsų siela taip pat mums atveria daugiau galimybių, negu buvo iki šiol, nes jinai gauna įkrovas dar iš aukščiau. Dar daugiau evoliucijos įvyksta mūsų gyvenime. Tačiau, kad visa tai įvyktų, mes turim susijungti, mes turim ryšį tą turėti. Ir štai apie tai aš labai noriu kalbėti, nes man atrodo, kad šituo metu tas dalykas labai labai svarbus. Tokiam webinare, tokiam susitikime kaip šitas, kurį aš dabar vedu, mums neišeina to atskleisti, nes tam reikia 2 valandų. Ir tai reikalinga ne visiems žmonėms. Todėl aš darau atskirą webinarą, kuris vyks antradienį, kuris vyks 19 valandą, kuris vyks Zoom'e. Ir aš visur skelbiu nuorodą, čia irgi paskelbsiu. Reikia užsiregistruoti, kaina yra jūsų pasirinkimas, nuo kokios sumos jūs galite rinktis kainą, kad būtų prieinama absoliučiai visiems. Jeigu jums kažkas nors akimirką surezonavo iš to, ką pasakiau, iš to, ką išsitransliavo per šitą energiją mano dabar, būtinai ateikit. Ateikit, kad gautume dar daugiau, kad gautume įkvėpimo žingsnį dar toliau, kad gautume drąsos realizuotis, nes jūsų drąsa ateina iš to ryšio su siela. Jūsų resursas yra tenai būtent. Tai šiandien tiek, einu gerti kavos su Jolita ir tikiuosi, kad kažkam tai buvo naudinga. Iki.